Nu ką, labas. Gavau užsidėsiu auskarus. Kažko trūko po praeitų video. Šiandien pasidarysiu savo paprastą visiškai makiažą, vėl kaip aną kartą dariau. Ir apskritai, sveiki atvykę į mano kanalą, tai jeigu jūs čia jau ne pirmą kartą, ačiū, kad sugrįžote. Jeigu pirmą kartą, tai jeigu galėtumėt mane pasubscribinti, pafollowinti, pakomentuoti. Tiesiog, kaip sakoma, do your magic. Tai va, galvojau pašnekėsiu apie emocinį pirkimą, nes kažkaip pastaruoju metu apie tai pradėjau galvoti. Net nebejoju, kad jums yra buvę taip, kad einat į parduotuvę nusipirkti duonos ar pieno, ar šiaip tiesiog koinių, va tiesiog reikia koinių. Bet išeinat su visų maišu, visokių suknelių prisipirkę, visokių maikių ir taip toliau. Tai tikrai ne jūs viena tokia. Man pačiai yra tikrai, pripažinsiu, daugiau kartų nutikę, negu kad norėčiau pripažinti. Aš tuo pasidomėjau, todėl pasidalinsiu, kodėl taip darom, kodėl taip nutinka ir ką reikės tuo daryti. Tai emocinis realiai pirkimas. Iš to, ką supratau, mes realiai perkam ne iš poreikio, bet iš tam tikros emocijos, kurie jaučiam tuo metu. Ir dažniausiai tai būna stresas. Nusiperkam kažką, kad galėtume pasijausti geriau. Nuobodulys, būna eina žmonės internetinės parduotuvės tam, kad tiesiog turi tokį įprotį. Liūdesys, kad galėtume savo prisiskaidrinti nuotaiką, kad kažką fainą nusipirktume ir būtų ko laukti. Arba iš tikrųjų dar vienas toksai iš pozityvesnių dalykų, tai džiaugsmas, norim save, tarkim, apdovanot dėl kažkokio pasiekimo. Bet esmė tame, kad šie pirkiniai mums nesuteikia ilgalaikio džiaugsmo, mums suteikia labai tą trumpalaikį džiaugsmą ir būna nusiperkam, išleidžiam pinigus ir galvom, kodėl aš pirkau? Kam aš pirkau ir kam aš išleidau pinigus, kurios taip sunkiai uždirbau, realiai man to daikto net nereikia. Tai va, ir šiaip galėtume pažiūrėti, kodėl tai nėra gerai. Tai tarkim, kas jie, kaip ir minėjau, su finansais, tie nekalti pirkiniai mėnesio gale realiai gali sudaryti tikrai nemažą sumą, jeigu paskaičiuotume. Apskritai dar tas yra kalties jausmas, kai išleidi pinigus, pasijauti paskui labai blogai. Prisiperkam drabužių, kurių nedėvim. Nes tuo metu galvom, kad jausimės laimingesni, pamatėm ant kažkokios gražios labai tempanos, kudos modelio tą drabužį ir galvojam, kad aš nusipirksiu šitą drabužį ir man jis taip patiks. Ne, bet mes realiai perkam ne drabužį, bet tą vaizdą, kurį matom. Tai va, dėl to daug visokių gražių modelių reklamuoja tos drabužėlius, kad mes juos pirktume. Tai tikriausiai dabar jums natūraliai kyla klausimas, ką dėl to daryti. Čia gal kiek yra sunkesnė, tai 24 valandų taisyklė, ką aš pradėjau irgi daryti. Tai palauk 24 valandas ir tada žiūrėk, jeigu dar vis nori to daikto drabužio, reiškia, tikriausiai reikia, tikrai labai patiko, nes man kaip dažniausiai būna, tarkim, nueini kokį išeina, prisidedi į savo krepšelį daug drabužių, paskui ateini kitą dieną, tarkim, man būna taip iš vakaro, atsikeli ryte, nueini kitą dieną, galvoju, ką aš čia prisidėjau, kokio aš čia karoliukų prisidėjau, kažkokius švarkus čia jau norėjau išgaminti. Prisižiūrėjau blizgančių kelnius, ten visokių, tai jau ir blizgučių žiūriu prisidėjus, žinai. Ten jau belė kokia, jau ten rankdarbystė pas mane vakare būna. Ryte atsikeliu, galvoju, ką aš čia prisižiūrėjau, ką aš čia prisidėjau. Tai vat, sakau, biškį palaukiam, kitą dieną atsikeliam ir pasižiūrim, ar mums vis dar reikia, ar vis dar norim pradėti rankdarbius. Apskritai kalbėjimasis dar su savim, mintyse, tas paklausimas savęs, ar tikrai to reikia? Ar noriu pirkti dėl to, kad jaučiu kažkokią emociją? Tai realiai tas toksai savęs prigavimas, kaip aš sakau. Kadangi emocijas yra apskritai sunku valdyti, tai reikia kažkaip bandyti išmokti, kaip su jom tvarkytis. Tai tarkim, jau kai jauti tokį poreikį, eik pasivaikščioti, paklausyk muzikos, paskambink draugiai, paprašyk, kad atkalbėtų. Aš jau galvoju apie didelius pirkinius, tikrai nesiūlau skambinti draugiai dėl to, kad norit išeiti nusipirkti kažką ten už 10-20 eurų. Tai. Bet, matot, gale mėnesio tai susideda, nes mes save taip apgaudinėjom, čia, žinai, tik 20 eurų, čia visai nedaug kainuoja, žinai, nusipirksiu. Ir tada, kai paskaičiuoju mėnesio galą, galvoju, 300 eurų ant ko, nieko. Žinokit, apskritai emocinis tas pirkimas yra toks dažnas dalykas ir mes realiai iš tikrųjų net nepagalvom kartais. Ir vadinam tai nekaltu apsipirkinėjimu, galvoju, žinai, žinai, aš ir taip su nieko neperku, nusipirksiu tą, ir tada, žinai, tada ieškom visokių pasiteisinimų. Žinokit, šneku iš savo patirties. Niekas, aišku, nenori to viešai sakyti, bet, žinai, yra ir blogesnių įpročių, kur žmonės turi. Praeitą kartą, kai dariausi makiažą, pasidėjau tiek daug kliurkų. Siaubas.
Dabar bandau išblendinti savo kontūrą, nes peržiūrėjau video, galvoju, jo. Šiaip kalbant apie makiažą, gal žinokit, aš visai norėčiau naują blushą. Girdėjau, kad dabar yra labai tie fainiai Rare Beauty blushai, tai jeigu naudojat kažkur ir turit, let me know, duokit man žinoti. Kaip sunku užmaskuoti spuogus kartais, aš nesuprantu kodėl. Kai nesinori dėti daug produkto. Jeigu dėčiau kokį tai, kaip sakant, full coverage, tada jo, bet nesinori taip apkrauti veido. Taip iškliuką dar užsidėsiu concealerio. Pilnai jie neužsimaskuos, bet kad ir nekristų į akis. Gerai, grįžtam dabar prie emocinio pirkimo, nes užsišnekėjau. Tai realiai tas emocinis pirkimas tikrai, kaip ir minėjau, labai dažnas reiškinys, bet jį tikrai yra įmanoma suvaldyti. Būtų keistai pasakyčiau, kad neįmanoma, ne? Svarbiausia yra suprasti, kodėl mes tai perkame ir kaip tai veikia mūsų emocijas. Tai kaip ir minėjau, dažniausiai faktoriai yra stresas, liūdesys, nuobodulys arba savęs apdovanojimas. Tikrai nieko nesakau, save apdovanoti reikia, bet girl, tikrai ne kas trečią dieną. Nes dažnai ir iš draugų girdžiu ir pati, kur save prigaunu, tas vakarinis ar naktinis pirkimas. Tai va, jūs tikrai nesate vienos ir apskritai labai norėčiau išgirsti jūsų istorijų. Pakomentuokit, ar jums tai būna, kaip dažnai tai būna ir ar žinojote, kad jūs turite tokį dalyką. Ir tiesiog sąmoningai stengiatės apie tai negalvoti. Prašom, aš jūsų paslaugoms jums tai priminti. Faktas, kad nereikia iš karto visko kutinti. Čia, kaip sakoma, eisiu pirmadienį ant dietos, nu ir nebevalgysiu nieko. Duosiu savo šoką. Nu tai faktas, kad tu ilgai taip neištversi. Tai aš manau, kad geriausias yra dalykas mažinti ir tiesiog būti aware. Tiesiog tai suprasti, suvokti. Suprasti ir suvokti. Ir kai mes tai padarom, patampam sąmoningesni. Ir kai patampam sąmoningesniais, pradedam daryti daug sąmoningesnių pasirinkimų. Tai kaip ir minėjau, nieko šiandien įspūdingo irgi nedarau. Šiandien yra pas mus moterų diena. Tai norisi taip labai subtiliai gražiai pasidažyti. Pasidėsim biškį blušo. Šiaip tikrai galėjau daugiau pasakyti ant emocinio pirkimo, bet nenorėjau labai įsiplėsti su šitą temą ir tuščia žodžiauti, nes čia viskas kaip ir aišku. Tiesiog mergos susijamam. Makiažos tiek daug nebeperku kaip anksčiau. Drabužiai, guilty, kalta. Tikrai drabužių nusipirku, bet dabar ką aš pradėjau daryti, tai pas mus Airijoje atsirado Vintedas, tai pradėjau pardavinėti savo senus drabužius ir iš ten pirkti. Tai realiai aš pinigų neleidžiu, jokių iš savo, aš parduodu viską, ką turiu ir nusipirku už tos pinigus kitų drabužių. Tai toksai girl math. If you know, you know. Tai vat, merginos, ačiū jums labai. Man visą tai dar yra nauja. Ir manau, kad mano kontentas ateityje tik tai gerės. Ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad komentuojat, man tai yra labai svarbu. Ir susitiksim kitą kartą. Ačiū.